Kažkur giliai tame miške yra kemperis ir mes jį radome per Google Maps. Bet čia prasideda beprotybė. Prieš kelis mėnesius eismo kameros užfiksavo kemperį sprunkantį nuo policijos greitkelyje. Ir tas greitkelis yra tiesiai priešais mišką, į kurį dabar ir važiuojame. Taigi šį vakarą mes tyrinėsime šį apleistą kemperį. Galbūt šis namelis ant ratų kažkaip susijęs su kriminalinė istorija. Taigi šiandien tikimės ginklų. Kas ten? Pavojingi dalykai. Ir galbūt dar daugiau. Kazone! Taip, mes tai padarėme! Tikėkimės, kad tai policininkas. Po velnių teisingai, blėt. Taigi labas, mano vardas yra Slavas. Ir dabar mes einame per šį mišką, blėt, kad surastume tą dalyką. Apleistą kemperį, namelį ant ratų. Ir jis tikras. Taigi tai kažkaip susijęs su tuo dalyku, kurį matėme per žinias, tiesa? Taigi, jei tai tiesa, tai reiškia, kad šis dalykas kažkaip susijęs su kriminalinė istorija. Bet vaikinai, su tuo apleistu kemperiu kažkas įtartino. Pažiūrėkite į dujų vamzdį ant stogo. Prieikime arčiau ir pažiūrėkime. Iš pirmo žvilgsnio tai tiesiog įprastas mažas kemperis. Bet dabar atrodo, kad jį slepia medis. Jis stipriai apgadintas ir labai purvinas. O kas viduje? Kodėl ant stogo yra vamzdis? Oho, viduje kažkas keisto. Kas tai? Atrodo kaip laboratorija? Ar kažkas panašaus? Tai ne namelis ant ratų, tai laboratorija ant ratų. Oho! Taigi, jis turėtų kažką gaminti. Pažiūrėk į tos chemikalus. Ir, oho, tai keista, čia daug butelių. Kažkokie labai keisti chemikalai kažkam gaminti. Ir man atrodo, kad čia kažkas neledalaus gaminama, ar ne? O Dieve, pažiūrėkite tą stalą. Kas čia per velnias? Čia daug skysčio. Tai nepaprasta virtuvė. Tai tikra laboratorija. Čia daug cheminės įrangos. Ir štai, dėl šito ant stogo yra vamzdis. Jis turi ištraukti orą, tiksliau ne orą, o cheminės medžiagas. Ar prisimeni kriminalinę istoriją susijusią su šiuo kemperiu? Policija vijosi tą kemperį, tą mobilų namą, tą mobilę laboratoriją, o dabar jis paslėptas miške. Todėl mes jį radome. Paliktą. Kažkas čia gamina uždraustus dalykus. Tai tikra laboratorija. Pažiūrėk, daug įdomių dalykų. Oho. Tai šaunu. Tai ką, aš atrodau kaip nusikaltėlis? Ar aš panašus į žmogų, kuris galėtų ką nors pagaminti? Pasakyk mano vardą. Vautų. Tu velniškai teisus, blėt. Oho, čia tiek daug visko. Vaikinai, šitas dalykas buvo apleistas. O Dieve. Užsidėkime ir išbandykime. Norite pažaisti su tuo. Tuoj grįšiu, gerai? Ha! Dabar atrodau kaip tikras narkotikų žvėrėjas. Kaip vaikinas, kuris čia gali kažką pagaminti. Tai taip smagu. Radome čia keistą apleistą kemperį. Oho. Ateik čia, žmogau. Nufilmuok, lyg aš gaminčiau. Gerai, padėk savo gabalą. Vaikinai, labai mažai vietos. Turiu idėją. Po velnių. Duok man tą kamerą. Duok kamerą. Padėkime ją čia. Duok mano šortus. Duok mano šortus. Šortus. Duok. Turiu tau tą daiktą. Ray-Ban metą. Akiniai. Na eik, operatoriau, užsidėk juos. Taip. Taip, tai geriau nei kamera, tiesa? Gali mane nufilmuoti. Gerai, dabar gaminkime. Darysime kažką panašaus, gerai? Padėkime čia. Oho. Au, 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 au. Ir tai yra chemikalai. Gerai, dirbkime lauke, štai ten. Aš visiškai nežinau, ką darau. Turiu idėją. Aš būsiu narkotikų virėjas, o tu būsi šefas. Puiku, šaunu. Tenskime tyrinėjimą. Kas čia viduje? Nežinau, o... Čia yra daugiau chemikalų. Aš tikrai jaučiuosi kaip filme. Tai keista. Gerai, įpilkime šiek tiek chemikalų. Kažkaip taip. Oho.
Aš niekada anksčiau nieko panašaus nedariau. Asmeniškai manau, kad turime paskambinti policijai ir papasakoti jiems viską apie tą apleistą kemperį. Ir mes visiškai nežinome, ką darome. Ir tai iš esmės yra neteisėta, tikrai. Turime tai grąžinti policijai, gerai? Ei, blet, kas tam, blet? Kas atsitiko, žmogau? Tai jau dirbi, blet. Jo, dirbu, jo. O kas čia, tai? Tai mano partneris. Man jo reikia darbui. Negali susitvarkyti vienas, blet. Galiu. Da darbo daug. Na, pirmin, neturi daug laiko. Grįžk prie darbo. Gerai, padarysiu bet ką. Gerai. Tu sakai, kad per 1 valandą viskas turi būti baigta, blet. Taip, gerai, šaunu. Gerai. Gerai, blet, aš einu. Gerai. Kas čia po velnių buvo? O dieve vyrai, tai buvo tikras nusikaltėlis, tikras banditas. Jis pasakė, kad esu tas, kuris čia verda, nes dėviu šiuos marškinėlius. Gerai, kad tu dėvi šiuos akinius. Kitu atveju jis pamatytų kamerą ir tave nušautų. O dieve, jis mums pasakė, kad turime 1 valandą kažką pagaminti. Kitu atveju jis ateis ir tave nušaus. Turime išeiti dabar, turime bėgti kuo toliau ir turime paskambinti policijai, gerai? Eime, išeik! Turime bėgti, turime judėti. Palikime šią vietą dabar pat. Ei, blet, jūs idiotai, blet, mažutė. Kodėl tu laukia, blet? Mes tiesiog kvepuojame grynų orų. Kas čia, blet? Tu vis dar turi telefoną, blet. Grįžt, blet, prie darbo, blet. Kol visko nepabaigsim, aš tau, blet, telefoną netiduosiu, blet. Gerai. Štai taip, grįžt prie darbo, blet. Taip, mes padarysime bet ką. Kas per velnės jis atėmė mano telefoną? Negaliu paskambinti policijai. Dieve mano. Jis sakė, kad per 1 valandą turime kažką išvirti. Turime mažiau nei valandą. Jei nieko nedarysime, jis mus nužudys. Jis nesupras, kad mes nesame tikri vyrėjai. Jis nesupras, kad mes nesame tikri. Dieve mano. O dieve mano, kas čia? Mums reikia plano. Aš nemoku nieko išvirti. Nežinau, kaip maišyti. Nežinau, kaip ką nors iš to padaryti. Neturiu jokio supratimo. Aš bandžiau čia kažką padaryti, bet nelabai pavyko. Nežinau. Na, vaikinai, dabar turiu planą. Ar prisimenate, kai paliečiau vieną iš tų chemikalų ir man buvo nedidelis nudegimas? Gal galime kažką sumaišyti, kad šis chemikalas būtų dar stipresnis? Taip galėtume užpulti šį banditą. Ką manote? Ar tai geras planas? Ne, bet kodėl? Nežinau. Nežinau, ką tada turėtume daryti. Bet kokiu atveju, tu kvailas operatorių. Neturime geresnių idėjų. Mes pagaminsime tikrą rūgštį, kad sustabdytume banditą. Gerai, mes kartu gaminsime rūgštį. Tau taip pat reikia kaukės. Ji buvo ten, užsidėk ją. Taip, užsidėk šią kaukę. Gerai. Taigi pagaminkime ką nors, kad galėtume iš čia ištrūkti. Mums tikrai reikia šito ir galbūt ano. Ir taip, šito, pats pavojingiausias. Visi šie 3 padės mums pagaminti kažką labai galingo ir labai ekstremalaus, kad kažkaip sudegintume banditą. Bet mums reikia paruošti mišinius. Aš tikras chemikas, vaikinai. Ne. Taip. Šitas rožinis dalykas taip pat dega. Taigi, jei sumaišysime rožinį dalyką ir geltoną dalyką, degins dar stipriau, tiesa? O taip, vaikinai. Veikia! O dieve mano. Kas negerai, blet? Kodėl rieki kaip mergaitė, blet? Kas čia per kvapas, blet? Aš ką tik išpyliau šiek tiek. Tai buvo... Ar tu bent gaminti moki, blet? Aš galiu gaminti. Anksčiau dominai visai gerai, blet. Taip, gaminsime irgi gerai. Tau liko pusvalandis, blet. Gerai, aš viską pagaminsiu. Pusvalandis, blet, aš grįšiu, blet, viskas turi būti pagaminta, blet. Aš viską padarysiu. Nustok rėkti, blet. Gerai. Jis išprotėjęs, vyrai. Jis sako, kad mums liko tik 30 minučių. O dieve, oda. Mano oda dega. Aš viską padėjau ant grindų. O dieve. Šitas daiktas sulūžęs. Bent jau tai veikia. Bet aš turiu kitą idėją, vaikinai. Mes esame automobilyje. Kodėl negalime pabėgti?
Eikime ten. O, jis mus stebi. Jis yra ten pat. Gerai, bet tai yra automobilis. Galime pabandyti pribėgti, įsėsti ir nuvažiuoti. Taip galėsime pabėgti. Taip, padėk man. Taip, tu padaryk tai. Taip. Puikus darbas. Šaunu. Turime akumuliatorių, galime bandyti užvesti ir važiuoti. Bet nėra rakto. Nėra rakto. Gerai, leisk man įlipti. Turime bateriją. Taigi, galime ją padėti čia. Ir štai taip galime pasiekti uždegimą. Žiūrėk, veikia. Taigi, turime elektrą, bet nėra rakto. Negaliu užvesti ir važiuoti. Gerai. Galbūt. Veikia. Laidai. Taip, mes beveik. Taip. Blet, ką tu čia veiki, blet? Nieko, viskas gerai. Tu turėtum gaminti, blet. Kodėl po velnių, blet, tu čia sėdi, blet? Aš tiesiog apžiūrinėjau šitą mašiną. Tiesiog susidomėjau. Grįžk prie darbo, blet. Turi 10 minučių, blet. Gerai, tvarkoj. Gerai. Niekada daugiau, blet. Ten neik, blet. Aš darysiu bet ką. Aš gaminsiu, gerai. Greičiau, blet. Aš gaminsiu, gerai. Kas per velnias? Dėl triukšmo jis gali mus girdėti ir mes negalime tiesiog sprukti ir išvažiuoti. Jis man pasakė, kad mums liko tik 10 minučių, vaikinai, ir tada jis pradės šaudyti. Nežinau, ką turėtume daryti. Gerai, liko tik vienas paskutinis šansas. Mes negalime pagaminti rūgšties, bet vis dar turime daug šitos geltonos medžiagos. Taigi galime tiesiog sumaišyti viską kartu ir tikėkime, kad tai nudegins jam akis ir tai bus mūsų šansas pabėgti. Tai yra mūsų paskutinis dalykas. Mes įdėsime šitą daiktą tiesiai banditui į veidą, tada aš bandysiu bėgti ir vairuoti automobilį ir mes bandysime pabėgti, gerai? Tai mūsų paskutinis šansas. Turiu šiuos mėlynus kristalus ir juos parodysiu. Išbandysiu žalią skystį, žalią rūgštį. Gerai, atidaryk duris ir pakvieskime banditą. Ei, žmogau. Ką, blet? Viskas padaryta. Ką, blet, kas čia per bardakas, blet? Kodėl viskas taip nelygu ir nesutvarkyta, blet? Netinkama spalva, blet. Ne, tai lygiai ta pati spalva, nes prieš tave, blet, gamino daug geriau. Vaikinai prieš tave, blet, gamino daug geriau, blet. Tai nori, kad vėl gaminčiau? Žinoma, daryk viską iš naujo. Ai, blet, akis, blet, blet. O dieve mano. Taigi lipk į mašiną dabar. Na, greičiau. Dabar turime kažkaip pabandyti pabėgti. Greičiau. Taip, mums pavyko. Sėsk. Važiuojam. Taip, mes pabėgsime iš čia kuo greičiau. Greičiau. Važiuojam. Kas per velnias? O dieve, šis kemperis vis dar važiuoja ir veikia. Matau kelią ten pat. Pirmin, paskubėkit. Ei, vaikinai, pažiūrėkit į policiją. Kur policija? O dieve, mes saugus. Tikiuosi. O dieve, taip, čia policija. Policijos pareigūnai. Oho. Sustokite čia pat. Palaukite, ten yra vaikinas. Ten yra banditas, jis mane vejasi. Kokio tipo banditas? Beveik toks pats mikroautobusas yra mūsų ieškomų sąraše. Aš ką tik jį radau miške. Ką reiškia, kad ką tik radai šį mikroautobusą? Laikyk jį ten, aš pažiūrėsiu. Taip, žinoma, pažiūrėk. O tieda, laikyk, uždėk jam antrančius. Palau. Sustok čia pat, ant žemės, rankas už nugaros. Sustok čia pat, jūs esate suimtas. Sakiau, ant žemės, jūs esate suimtas. Palauk sekundėlę, tai ne mano. Vaikinai, jie sakė, kad aš esu banditas. Jie sakė, kad aš esu tas, kuris verda. Bet vaikinai, aš galiu įrodyti savo nekaltumą. Mes turime vaizdo įrašą. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Mes radome tą blogą sunkvežimį, bet jis buvo tikrai pavojingas. Nemaniau, kad jis gali būti toks pavojingas. Bet, vaikinai, taigi, jei norite pamatyti tęsinį, prenumeruokite mano kanalą ir paspauskite patinka, jei norite daugiau tokių vaizdo įrašų. Vaikinai, tai ne aš kalbu su jumis, tai ne aš, tai blet.